Sveiki! Norėčiau papasakoti apie labai svarbę išskirtinę liniją, tai yra VOM Digestive linija. Ir šios linijos pakuotės mes turime kelių rūšių, tai yra 0,5 kg dešrytės ir 560 gramų kukuliukai. Noriu akcentuoti, kad tiek vienoj, tiek kitoj pakuotėje maisto sudėtis nesikeičia, ji yra absoliučiai tokia pati. Tiesiog renkamės, ką mums patogiau duoti, kaip yra patogiau dozuoti savo šuneliui. Jeigu turiu mažą šunelį, natūralu, greičiausiai rinksiuosi kukuliukus. Vienas kukuliukas sveria 20 gramų, dėl to yra patogu dozuoti ir taip jau mažą šuniuko dienos normą. Jeigu turiu vidutinį arba didelį šunelį, rinksiuosi 0,5 kg dešreles. VOM Digestive linija yra skirta šunims, kurie turi virškinimo problemų. Pavyzdžiui, seniems šunims, kuriem yra linkę kietėti viduriai, arba šuniukams, kurie turi antsvorio. Šis maistas yra subalansuotas, pilnavertis, vitaminizuotas, dėl to papildomai nieko duoti nereikia. VOM Digestive yra gaminamas iš išskirtinai Norvegijoje užaugintos mėsos skirtos žmonių mitybai, laikantis aukštų kokybės, saugos ir higienos reikalavimų. Šiame produkte nėra jokių papildomų dažiklių ar konservantų. Ši linija yra gaminama iš vištienos, jaučių skrandžių ir tai yra vienintelis mūsų produktas, kuriame yra angliavandenių, tai yra runkelių skaidulų ir virtų basmati ryžių. VOM Digestive formulė buvo sukurta Norvegijos gamtos mokslų universiteto specialistų, remiantis bendraisiais RO mitybos principais. Mažesnė energinė vertė tinka šunims, kurie turi antsvorio, yra neaktyvūs ir yra vyresnio amžiaus ir jų metabolizmas yra sulėtėjęs. Runkelių skaidulos yra puikus maistinių skaidulų šaltinis. Jų šuo nevirškina, tačiau jos veikia kaip puiki organizmo šluota. Maitinant šią liniją, šunys gauna pilną baltymų įvairovę. Šis maistas yra pilnai subalansuotas ir vitaminizuotas. Nieko papildomai šuneliui duoti nereikia. VOM Digestive linija padeda šunims su virškinimo problemomis gyventi pilnavertį gyvenimą ir skaniai ir sveikai maitintis. Dar norėčiau paminėti šėrimo normas. Paros šėrimo norma yra 2 procentai nuo suaugusio šuns svorio, tačiau šios normos yra tik orientacinės, turime žiūrėti konkrečiai į individą, į jo įmitimą ir savijautą. Atšildyti rekomenduojame šaldytuve. Tiesiog įdėkite rytojaus normą į šaldytuvą, vos tik tai pašersite šunelį. Atšildytą maistą šaldytuve galima laikyti iki 3 dienų. Dėkoju visiems žiūrėjusiems ir tikiuosi, kad šį bei tą naujo sužinojote apie VOM Digestive liniją.